Sveiki, šiandien įrašinėju video ir jos yra tema verifikacija arba KYS. Patvirtinam savo dokumentus, vienintelį kartą padarom verifikaciją, sukeliam visus dokumentus ir jau mes tada būsim pasiruošę užsisakyti ir korteles, ir pasipildyti kabinetą iš savo bankinių kortelių. Pirmas žingsnis. Įeinam į kabinetą, einam account, my profile, security ir čia matom tokį dalyką, KYS. Kam yra sudėtinga, paimam įsiverčiam į lietuvių kalbą ir daugiau mažiau suprasim, ko jie nori iš mūsų. Saugumo sumetimais ir tuo atveju, jei jums reikia atkurti prieigą prie paskyros įdiegimo, KYS, pažink savo klientą, kad padėtume jūs apsaugoti. Įvedam, paspaudžiam mygtuką ir žiūrim, ko jie dabar nori pas mus. Įveskite savo duomenis. Saugumo sumetimais ir tuo atveju, jei jums reikia atkurti prieigą prie paskyros, įdiegime KYS, pažink savo klientą, kad padėtume jūs apsaugoti. Skirkite šiek tiek laiko užpildyti šią informaciją ir įsitikinkite, kad ji atitinka jūsų pasą, asmens tapatybės dokumentą. Tai bus ypač svarbu paskyros atkūrimo tikslais, todėl jūs esate atsakingi už teisingos informacijos įvedimą. Safir neprisiims atsakomybės, jei negalėsite atkurti paskyros dėl neteisingos arba trūkstamos informacijos. Taip, kad, brangieji, dirbam su pinigais, dirbam su dideliais pinigais, turim pinigų kalimo įrankius, hubus, mašinas ir kaip ir visur, bankuose, pinigų sistemose, keityklose reikalauja tokių duomenų, taip ir čia. Patikrinam vardą, pavardę ar teisingai, suvedėm registracijos metu, tautybė, renkamės tautybę, tipas pasas arba nacionalinis identifikavimas, aš renkuosi pasas ir dabar paso numeris ir pabaigos galiojimo data. Žinoma, aš video čia stabdau, įrašysiu savo duomenis, nes jie tikrai neturėtų būti visiems žinomi. Uždėsiu varnelę patikrinus ir paspausiu mygtuką patvirtinti duomenis ir jau tada aš įjungsiu video ir pamatysim, ką mes gausim, ką mes pamatysim. Taip, viskas, aš jau padariau. Pirmą KYS, matot, čia pas mane atsirado varnelė žaliam rutuliuke. Dabar antrą darom žingsnį, einam į balansą ir deposit SEPA. Tikrinam visus savo duomenis ir jeigu viskas yra gerai, toliau spausim, bet dar prieš tai mes paimam ir išsiverčiam, ką čia yra. Taip, norėdami įnešti indėlį, naudodami SEPA, pirmiausia turite atlikti banko KYS procesą. Atkreipkite dėmesį, kad SEPA indėlių funkcija galima tik Europos SEPA šalyse. Patikrinam duomenis. Čia dabar vėl greičiausiai mums yra įspėjimas. Patikrinsime, ar čia pateikite duomenys atitinka jūsų tapatybė. Užbaigus šie duomenys yra nuolatiniai ir jų nebegalima keisti. Per 1 valandą turėsite pateikti pasą ir gyvenamosios vietos įrodymą. Tęskite tik tada, kai turite paruoštus dokumentus. Jei jūsų tapatybės patvirtinimas nepavyks, jums bus užblokuota vienai dienai naudotis mūsų KYS paslauga. Aš supratau, spaudžiu Start Banking KYS. Įsiverčiam, ko jie prašo. Norėdami įnešti indėlį naudodami SEPA, pirmiausia, turite atlikti banko KYS procesą, vykdyti Identify programoje pateiktas instrukcijas. Atsisiųskite mūsų partnerių programėlę į savo mobilųjų įrenginį. Atidarykite programą ir vadovaukitės jos instrukcijomis. Jums reikia rodomo QR kodo arba automatinio kodo. Programėlę aš parsisiunčiau ir dabar man reikia įvesti 8 skaitmenų koduką. Viską padariau su programėlė. Man parašė, kad pavyko. Tai užtruko tik tais kelias minutės. Mano dokumentus patikrino, viskas kaip ir įprasta. Su programėlė nufotografavau pasą, adreso patvirtinimą. Reikėjo asmenukę padaryti, save nusifotografuoti. Ir dabar jau mes vedam savo sąskaitos numerį. Sąskaitos savininkas, vardas pavardė. Rašom, aš naudosiu Revolut sąskaitą, einu į duomenis ir žiūrėsim IBANO. Įklijuojam IBANą, įgalinti SEPA indėlį. Kai tęsite šių duomenų nebegalima keisti, įsitikinkite, kad tai teisinga asmeninė banko sąskaita IBAN. Gerai, patikrinam dar kartą. Tvirtinu tęsti. Padaryta. Spaudžiam gerai ir dabar žiūrim, kokia pastaba yra. Įspėjimas. Indėliai bus gauti tik tuo atveju, jei juos įsiūsite iš IBAN nurodytos skiltyje iš banko sąskaitos.
į IBAN nurodytą toliau esančioje į banko sąskaitą leidžiami didžiausi sukaupti mokėjimai. 50 000 minimali įnašos suma yra 100 eurų. Mes dabar ir pabandysim papildyti 100 eurų. Aš iš Revoluto sąskaitos vesiu į nurodytą sąskaitą. Aš įvedžiau savo IBANą, tai yra Revoluto IBANas, ir vesiu į šią nurodytą sąskaitą. Einu į Revolutą, taip, spaudžiu pervesti, pasirenku Revolutę sąskaitos, pridedu gavėjo banką. Oho, nieko sau. Žiūrėkit, eurai atsirado čia. Pasipildė sąskaita per, nežinau, žinokit, per keletą iš tikrųjų minučių. Man atrodo, kad mes galėsim paimti ir pasižiūrėti. 4:26 ir dabar aš žiūrau, kada buvo Revolute padaryta. 4:26. Ta pačią sekundę pinigai atėjo čia pas mane į Safir kabinetą. Pasižiūrim, kokie mokesčiai. 0 mokesčių. 0 mokesčių. Taip, kad kompanija, ką žada, jinai tą ir daro. Dabar mes jau galim kabinetus paimti ir pasipildyti tiesiai iš banko sąskaitos. Valio! Junkitės, patiko šitas video, dėkit laikus, prenumeruokit mano kanalą, turėsit visas naujienas, pirmiausia jūs sužinosit ir keliaujam užsidirbinėti pinigų. Iki. She'll be back until sunrise.